Sveiki, šiandien pabandysime paturbinti procesorių. Taip, susipažinkime su BIOSu. Tai yra turbinimo skiltis. Matome, mano procesorius dabar dirba 1,86 GHz dažniu. Tai gana senas, silpnas inteliukas, kaip sakant. Motininė gigabitė GKM1 kombo. Bandysime su šia pigia motininė išvystyti kažką naudingo. Atsirakiname Clock Control. Taip, 266 yra mano FSB dažnis, daugintas iš procesoriaus daugiklio, gautas toks dažnis. Automatiškai didinant FSB kils ir mano procesoriaus dažnis. Maksimumas yra 343. Visuose puslapiuose, kuriuose perskaičiau, ši motininė neišlaužia daugiau nei 343. Tai jos FSB VAU. Taip, aš naudoju DDR3 ramus Kingston. Šiuo metu matome, kad jie dirba 1372 MHz dažniu. Kad jie išliktų stabilus, spaudžiame Extreme. Pareguliuojame ramo klokus. Taip, jie šiuo metu yra 9, 9, 9, 24. Kad išlaikytume stabilumą, galime padaryti 8, 8, dar kartą 8. Šį skaičių paliksime 25. Toliau maitinimas. Matome, kad kokie yra originalūs voltidžai. Tiek procesoriaus, tiek ramų. Procesorių šiek tiek pamaitinsim daugiau. Štai toks yra originalus elektros tiekimas. Truputėlį padidinsim. Kitiems atrodys, kodėl tiek daug užkėliau, bet motininė ši nėra labai pritaikyta turbinimui, tad tenka atsipirkti procesorių maitinant šiek tiek daugiau. Taip pat ir motininės maitinimą padidinsim, taip pat ir ramams duosim pavalgyti, taip atpirksime jos silpnumą. Taip, štai. Ir švystėm 2,4, dabar reikia patikrinti, ar stabiliai viskas veikia. Prieš tai įsijungsiu USB klaviatūrą ir pelę. Viską įsaugome ir laukime, kol įsikraus. Štai 2,4 greitis. Čia šiek tiek buvau sufeilinęs. Atsiprašau už tai. Taip, naudoju Windows 7 Ultimate 64 bitų. Na ką, liepi kaip. Neturiu žodžių net kaip apibūdinti lėtumą, bet jau kai nėra pasirinkimo, tad tenka naudoti tokius Windowsus. Kraunasi tai tikrai ilgai. Mano antivirusinė. Taip,
Desktopas atsikrauna gal ir gana sparčiai. Taip. Žinoma, turbinus reikia padidinti ir aušinimą. Aušinimą didinu su Easy Tune 6. Spaudžiam Tune. Pasižiūrim. Tikrai išlikęs toks dažnis, kokio reikia, 2,1. Spaudžiame Smart. Čia yra lentelė, su kuria galima reguliuoti. Paspaudus šį geltoną rutuliuką ir jį patempus čia, kuleris sulėtėja. Paspaudus jį ir patempus į kairę, kuleris greitėja. Šiuo metu nustatyta yra apie 1500 RPM greičio. Naudojama programa CPUZ. 2,41. Atmintis. Galime prasitestuoti su AIDA. Spaudžiame kompiuteris, davikliai. Matome procesorius 30-29. Čia nurodoma atskira kiekvieno branduolio temperatūra, jinai yra kol kas gana normali. Procesoriaus aušintuvo apsisukimai, iš dėžės išeinančio aušintuvo apsisukimai, vaizdo kortos apsisukimai. Čia yra nustatytas elektros tiekimas kiekvienai detalei, ramams, procesoriai. Pažiūrėkime, kaip dirba mūsų DDR3 ramai. Start. Na, sistema tikrai nėra gana sparti, tačiau palyginus su originaliais dažniais, tai pralaidumai ir procesoriaus sparta yra padidėjusi. Galima pratestuoti ir su Super-P. Paspaudžiame Calculate, pasižymime standartą 1 MB, spaudžiame OK. Gerai. Prieš tai procesorius 1 MB skaičiuodavo apie 40 sekundžių. Pažiūrėsime, kiek laiko užtruks dabar. Dabar užtruko 23 sekundės. Štai tiek. Viskas veikia gana stabiliai. Sistemos sunaudojamumas tikrai gana nedidelis. Viskas. Sėkmės turbinant procesorių.